tada buvo labai liūdna ir tas užsiėmimas mums sugeneravo džiaugsmą ir aplinkiniams sugeneravo džiaugsmą. Ne, bet meduoliai. Todėl džiaugsmo meduoliai, dabar džiaugsmo dirbtuvės. Kodėl džiaugsmo dirbtuvės, kad ir toliau generuoti, kurti, skleisti tą džiaugsmą. O svarbiausia, kad, taip žinot, aš galvojau, kad ką galima būtų padaryti tokio, kad būtų, yra meistrai dvasinio kelio, tai sako, kad žmogus turėtų sukurti pridėtinę vertę sau, visuomeniai ir žmoguje, ne? Tai džiaugsmo dirbtuvės apsiėmė daryti tokią misiją, kad atskleisti meduolininkystę iš esmės naujai Lietuvoje. Kad ne tik tais tas būtų ir paveldas, ir dabartis, ir gal kažkiek tai ateitis, nes jūs pagalvokite, meduolis tai yra vienintelis gardėsis, kuris atėjo nuo 7-8 amžiaus iki šių dienų, iki mūsų. Ir aš tai labai dažnai užduodu klausimą, kodėl, ir atrandu begalės atsakymų į tai. Tai apie tai galima kalbėti labai daug, bet aš pati atrandu tam meduolininkystę, meduolių kepimą, receptūras. Kiekvieną kartą vis kitaip ir tokios įžvalgos kepant meduolius atsiranda, kodėl jisai tokį kelią padarė iki šių dienų. Ir ne kruasanas, ne makaronsas ir netgi ne šakoti su visa pagarba, o meduolis. Ne? Mes turime šaltibarščius, mes turime cepelinus. O kodėl mes iki šiol neturime deserto? Turime, tai yra meduolis. Bet jį reikia įkomponuoti į tai, įvilkti į tą pilną komplektą, ne? Tai dabar Vilniaus kraštas, džiaugsmo dirbtuvės, tą misiją ir dalyką ir daro. Plius sukūrėme ir kūrėme meduolių festivalius, būtent tam dalykui, kad skleisti tą meduolininkystę, meduolio vartojimo kultūrą, atrasti tą skonį, aromatą. O žinot, toks yra stebuklingas dalykas, kada tu ragauji tą meduolį ir pas tave gomurį prasideda tarsi tango šokis skonių ir kvapų.